Žmogus buvo partrenktas štai šioje pėsčiųjų perėjoje, judrioje Marijampolės gatvėje. Vyras esą jau buvo išėjęs į gatvės vidurį, kai jį partrenkė prokuroro vairuojama mašina. Marijampolės vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Arūnas Žukauskas 51 metų pėsčiąjį partrenkė vidurdienį tarnybinė mašina, važiuodamas darbo reikalais. Nepastebėjau per pėsčiųjų perėją einančio žmogaus. Kažkur trumpai sekundai nukrypo žvilgsnis ir pamačiau prieš pat mašiną automobilį pėsčiai ir jau susidūrimų nesugebėjau išvengti, nes per arti buvau. Tačiau prokuroras sunkiai gali paaiškinti, kodėl partrenkė žmogų, neskambino medikams ir policijai. Vyriausiojo prokuroro pavaduotojas smarkiai galvą susižalojusi vyrą įsisodino į tarnybinę mašiną ir nuvažiavo iš eismo įvykio vietos. Iš karto įvykio vietoje gal 10 minučių su nukentėjusiuoju bendravau ir klausiau, ar nelūžo, kaip jis jaučiasi, ir žmogus tikrai atrodė pakankamai gerai, nesimatė jokių požymių, kad būtų kažkokia sunkesnė trauma. Pats sakėsi, kad jaučiuosi gerai, vežkit mane namo ir tikrai aš nieko, jokia ligoninė nereikia, buvo nuspręsta. Be abejo, ir stresas susidėjo, buvo nuspręsta pargabenti namo. Prokuroras teisinasi, kad tik vežamas namo nukentėjusysis pradėjo skųstis kaklo skausmais. Tačiau sužaloto vyro artimieji ir kaimynai sako neįsivaizduojantis, kaip prokuroras galėjo nematyti, kad žmogus sunkiai sužeistas, nes jis buvo parvežtas smarkiai kraujuotas. Kaip pamačiau po avarijos, į avariją patekusį žmogų. Jisai vaikščiojo po kiemą, mano vyras, visas kraujas aptekęs. O tas pareigūnas, prokuroras, jį parvežęs, ką sakė, ką darė? Ką darė? Nieko. Sakau, sėsk regelį, kada atsisėda į mašiną, atsisuka kairės šonas. Taip, kairės šonas jo ir burna kruvina čia nuo ausies į veido pusę. Ir kada jau galvą aš jau padėjau ant pasostės, tai nuo ausies, nežinau, ar iš ausies kraujas, ar iš kur, bet jau iki kaklo, iki jos striukytės visur čia buvo labai daug kraujų. Ir nukentėjusiam, ir sutuoktinė jo sakiau, kad atsakomybės nevengiu, pilnai pripažįstu tai, kas įvyko. Pamatęs artimųjų reakciją ir kad nukentėjusiajam darosi blogiau, jį prokuroras iš namų vėl vežė atgal į įvykio vietą. Medikams ir policijai pranešta apie nelaimę tik po valandos. Nukentėjusysis skubiai nuvežtas į Kauno klinikas. Generalinė prokuratūra praneša, kad vyrui nustatyti įvairūs lūžiai. Prokuroras nuo pareigų nenušalintas. Ko gero, per anksti yra komentuoti įvykio situaciją, kadangi pradėtas ikiteisminis tyrimas ir pareigūnai, kurie atlieka ikiteisminį tyrimą, kurie vertins tuos veiksmus, aš manau, vertinimus padarys. Teigiama, kad prokuroras eismo įvykio metu buvo blaivus. Dėl nešališkumo byla bus perduota Panevėžio prokuratūrai. Reporterė Geda Kumžienė, Marijampolė.